Trumpa apžvalgėlė, kol eisim ar ne į lauką, truputėlį pasidegint, nes oras nerealus, nieks prie čartų nenori būti, ypač savaitgalį, bet truputėlį galim apkalbėti, gal kas nors prisėsit ar ne, vakare pasižiūrėsim, kas šiuo metu vyksta. Tai viskas yra labai gerai, esam ar ne super pelningoj pozicijoje, nieko dėl to papildomai daryti nereikia, net jeigu ir kaina toliau ar ne kažkokį massive spike turėtų vat šitoj vietoj, tai mes vis dar uždirbtumėm 3400. Tai vat. Kitas dalykas, ar ne, vat paskutinis price actionas po dumpo, kur mes ar ne dar dalį pozicijos pardavėm, kuris vyksta vat štai čia, tai mes galim jį apkalbėti, kad jis labai negražiai vystosi, ar ne, žvakės labai sustumtos, labai negražios, viskas vykina į vieną, į kitą pusę ir iš patirties, kas dažniausiai šitoj vietoj vyksta. Mes pavykinam, truputėlį į viršų, ar ne, per savaitgalį paeinam, toliau va tokį price actioną ir kuriam, truputėlį į viršų, truputėlį šortus šitoj vietoj apmažinam ir tada dampinam toliau į apačią. Čia dažniausiai kas ir ne įvyksta, nes mum priežasties, dėl ko mes į viršų turėtumėm dabar sugrįžti, mum visiškai jokios nėra. Mes longus jau pritrepinom, ar ne, prigaudėm daug longistų, longistai, kurie visi ar ne šitoj vietoj longino, mum tų orderių pakako. Ir dabar mes turėtumėm tiesiog važiuoti kuo giliau į apačią, ar ne? Banginiai turi savo, tiksliau instituciniai traderiai turi savo short pozicijas supildę ir nėra priežasties, kodėl mes turėtumėm atgal sugrįžti, nes viskas šitoj vietoj įvyko. Bent jau dažniausiai taip ir įvyksta. Dėl to ir mes ir esam šitoj short pozicijoje ir pozicija yra pelninga, nes mes lygiai taip pat ar ne ir mastom. Pagrindinis mano entris yra prie 67,6. Tai šitoje vietoje norėčiau didžiausią dalį pelno ir realizuoti. Faktas, kad einant žemyn, matot, visą laiką profitą realizuoju. Tai jeigu taip toliau ir eisim, ar ne, į apačią, tikrai norėsiu ir čia, ir galutinį štai čia realizuoti. Kas žino, gal ir take profitą dar truputėlį pagrindinį žemiau ir perstumsim ir norėtumėm daugiau pamatyti, ar ne, bet čia pilnai pakaktų. Jau mes būtumėm toj apatiniai range 25 procentiliai. Tai vat, tai daugiau iš tikrųjų niekur nevyksta, nes jeigu nueitumėm į trading view, tai mūsų range'as atrodys štai taip. Reloadinkim greitai. Esu truputėlį dabar išvažiavęs, atostogauju ir ten, kur esu, kaip matot, internetas ne pats geriausias. Okay. Tiek iš tos techninės analizės. Nežinau, ar čia toliau taip ir gaiš laiką. Nu, gal pagaliau pasirodysi, kažkas po biškį atsiranda. Nope. Okay. Pagaliau kažką galim pradėti daryti. Taigi mes esam prie range'o 50 procentilės, vidury range'o, ar ne, tai pagal paprastas taisyklės mes ką norim daryti? Mes norim, ar ne, parduoti štai čia viršuje, pirkti štai čia, ar ne, čia nusiperkam, kaina kyla, čia parduodam. Ir taip pat jūs galite, ar ne, shortinti, betinti, kad kaina kris ir iš to irgi uždirbti. Šitos yra dvi pagrindinės zonos, kur mes norim tradinti. Tai vat, ir priežasties, kai mes esame, ar ne, dabar vidury, priežasties, kad sugrįžtumėm atgal ir dar vieną high padarytumėm, neturėtų būti, bent jau šitam scenarijui aš to nematau. Mes galim galbūt čia kokį range ar nesuformuoti prieš didesnį dumpą į apačią, bet pagal, sakau, savo patirtį, techninę analizę, tai panašu, kad toliau turėtumėm dumpinti. Priežasties atgal būtent į šitą dalį, kad sugrįžtumėm, tikrai jos neturėtų būti. Tai va, dėl to mes ir toliau laikom tą
short poziciją pelningą ir tikimės dar didesnę dalį šitoje vietoje čia ir uždaryti. Tai vat, o daugiau aš artimiausiu metu, sakau, neplanuočiau šitose vietose čia lysti į treidą, tikrai būtų neprotinga tai daryti, nei Ethereum'as, nei Solana kažko labai stipraus nedemonstruoja. Jeigu ir kur mėginčiau įlysti, sakau, tai pradėčiau nuo tų didesnių range'ų 25 procentilių. Tai būkit protingi ir jūs, taip darykit ir saugokit savo kapitalą ir pinigus. Nafta vidury, nieko ypatingo, auksas irgi gerą bounce'ą gavo, bet neįlindau į aukso treidą, dėja. Dėja, neįlindau. Gerai, nesvarbu, Euro USD. Tuoj sekundėlę, čia vyko pamoka live, tai iškai buvau pasirašęs dalykų. Irgi vidury range nesąmonė, ar ne? Tai va, tai tiek, man atrodo, ir šiam kartui. O kas dar? Automatizuota sistema toliau puikiai veikia. Jeigu nematėt paskutinios dalies, tai būtinai užsukit. Jeigu norit pasinaudoti ar ne puikiais rezultatais ir jeigu neturit laiko treidinimui, nenorit treidinti iš esmės, nenorit visų tų emocijų ir tiesiog, pavadinkim taip, gaišt laiko arba jeigu nenorit ar ne to darbo įdėti, tai va, užeikite į mano kanalą ir bus Oskaras Trading Challenge nuo 1000 iki 100 000, pažiūrėkit paskutinę dalį, tenai gan detaliai per pusvalandį papasakoju, kaip viskas veikia, kokie rezultatai ir taip toliau, ar ne? Tai va, to daugiau nieko. Jeigu norite tradinti per geriausią programėlę, vėlgi Vexą, tai užsukite į bet kurį video, išsiskleiskite ir bus registracija Vex ir Vex gidas. Vex gidas, ką tai reiškia? Reiškia, kad tai yra pilnas gidas, ar ne, arba komentaruose atrasit registraciją Vex ir Vex gidas. Ant jo paspaudžiat ir čia bus pilnas 10 minučių video, kur bus jums parodyta, kaip naudotis šią programėlę, jeigu, pavyzdžiui, neturit patirties. Tai va, tai šiam kartui, man atrodo, kažko ypatingo negaliu jums duoti. Jeigu norit prisijungti prie mūsų, ar ne, irgi Discord, pavyzdžiui, bendruomenės, kur mes turim visą bendruomenę, kur galit gauti ir mano setupus, ir signalus, pavyzdžiui, altcoin'ą paskutinis buvo BSB, kur buvau nurodęs, kad turim masyvų divą, ar ne, ir jau parodžiau, kad kurioje vietoje įėjau į treidą labai šviežiai, buvo plus $21 ir tada buvom labai masyviai, 704 procentai buvo. Arba taip pat lygiai su Bitcoinu, kur rodau Bitcoino ekstremalias zonas ir kaip irgi pelningai mes šitoj vietoj darbuojamės. Tai va, tai šita visa info taip pat yra aprašyme, pavyzdžiui, galite išsiskleisti aprašymą ir štai čia rasit oskarastrading.lt, taip ir čia galite įsigyti narystę, paspaudę. Spaudžiat įsigyti narystę ir rasite įvairiausių narysčių, o Discord narystės gidas, tai yra gidas, kur irgi galite paspausti ir pažiūrėti 15 minučių video, kur tiksliai, detaliai apkalbu, ką jūs galite gauti iš tos Discord narystės. Ir tada nuspręsite, ar jums apsimoka ar neapsimoka būti ar ne toj narystėje. O botą būtinai irgi pasižiūrėkit, va, tokie va, rezultatai ir daugiau visko parodo. Va, toks nuobodus ar ne šeštadienis, bet jis ir neturi būti nenuobodus, eikit, pailsėkit, šašlyką iškepkit, drąsiausiai eikit maudytis ir sustiksim, man atrodo, ryt po ryt, bet tikriausiai gal pirmadienį labiau, ar ne? Ir pirmadienį gal jau ir apie automatizuotą sistemą detaliau pakalbėsim. O kol kas tiek, gero savaitgalio, iki.